Labą dieną. Ir šiandien rodysime, kaip žaisti X-menų žaidimą X-menai 2. eteryje vėl Nojus. Paspauskite ant lengvo, tada bus geriau žaisti. Kiekvienos misijos per X-Men 2 Legend yra gan ilgas. Mes netgi manome, kad pirma X-menų dalis yra geresnė negu antra. Nužudykite visus priešus ir eikite toliau. Siūlyčiau prie kiekvieno klaustuko prieiti, todėl, kad jis paaiškins, kaip ką daryti. Taigi, nužudykite priešą. Nueikite prie klaustuko. Vėl apžiūrėkite. Ir atsirado dar vieni priešai. Taigi, visus reikia užmušti ir eiti toliau. Labai paprasta. Kai miršta, reikia vėl. Ir tada jūs pasiverčiat į kitą herojų. Jau miriau. Šįkart būsiu aklasis. Žmogus, kur leidžia iš akių lazerį, nors nieko nemato. Suskaldykite vartus ir jūsų laukia daugelį priešų, pasislėpę ir pasiruošę šaudyti. Dabar miriau ir antrą kartą. Dabar esu X-menas. Ir parašė level up.
naujas lygis. Taigi, vėl suskaldykite vartus ir jie atsidarys. Ir dabar matome stipriai ginkluotę. Reikia sunaikinti labai atsargiai. Aš siūlau noriu eiti viršutinį, nes tada į tave niekas negalės pašaukti. Visada reikia mušti iš šono, nes tada jūsų niekas, kitas aparatas nešaudys. Taigi, vėl level up. Lygis padidėjo. Select. Loading. Dabar pasirenkam ir vėl sugrįžtam. Po kiek laiko turėtų atsirasti ir kitas herojus. Jeigu miršta visi herojai, tai nesinervuokite, nes pasiseks kitą kartą. Na, bent jau turėtų pasisekti. Pradaužkite sieną. Ir eikite toliau. Tikiuosi, kad atsilaikysiu su herojais šitą misiją. Man tai gan įdomus žaidimas. Mano broliui Ignui nelabai. Pirmoji, manau, dalis yra įdomiausia, nes vaizdas nėra iš viršaus. Nesakyk, Ignai, kartais būna tokių žaidimų, kurie yra geri, nors vaizdas iš viršaus. Na taip, tu dėl šito teisus. Čia. Ir dabar pats nežinau, kur eiti, bet reikia surasti išeitį. Taigi. Ir radau. Ką čia daryti? Sunaikinti šitą vamzdį. Dabar sunaikinti ir šitą. O gal tu visai daryti ir nereikia? Reikia. Gal tiesiog duoda daužyti tą vamzdį. Nes nieko gero iš to nežada. O gal iš tikrųjų reikia sudaužyti visą šalį? Taip, Ignai, reikia sudaužyti, nes jeigu jų nesudaužysi, nepraeisi ir tos vietos. Taigi ieškome daugiau jų. Ir Ignas buvo teisus, iš jų jokios naudos. Kaip atidaryti šitos vartus. Mes nežinom.
Tai kągi, manau viskas. Išsiaiškinsime ir bus pratęsimas. Viso gero. Būtinai pranešime jums tada, kada išeis naujas filmukas apie X-Men 2.